Nu, tai... Ko aš bijau? Aš jau bijau. Mane į viską nieko Žmogus nervuojasi, sunkios negalios žmogus labai nervuojasi, tačiau jį niekas nekreipia dėmesio. Nu tai va. Nekreipia dėmesio visiškai į neįgalų žmogų. Nu. Žmogus negauna 17 mėnesių 20% pensijos ir vienišo išmokos. Taigi, kviečiuosi telepagalbą. Telepagalba neatvažiavo. Taigi, labai norėčiau paklausti Pivašiūnų globos direktoriaus Sigito Karlono. Ar daug sumokėjai pinigų telepagalbai, kad neviešintų? Ar tau negėda taip elgtis? Taigi, telepagalba tiesiog padeda nesunkios negalios žmonėmis, o padeda žmogui, kuris 17 mėnesių vagia iš sunkios negalios žmogaus 20% pensijos ir vienišo išmoką. Ir telepagalba padeda Sigitui Karlonui, kad jis ir toliau galėtų vogti pinigus. Galėtų vogti. Taigi, gėda, kad pas mus yra tokia laida telepagalba. Jinai neverta pagalbos vardo ir... Ai, tai moky, bet nemoky, diep tai našta. Visai komandai galiu pasakyti, kad komanda telepagalbos, jinai tyčia nepadėjo sunkios negalios žmogui, o padėjo žmogui, kuris vagia pinigus neįgalaus žmogaus 17 mėnesių. Tai padarė 17 nusikalstamų veikų, tai padarė 17 nusižengimų, tai padarė 17 žmogaus teisės pažeidimų. Ir toliau jisai vagia pinigus. Ar ilgai dar vogsi pinigus? Ar ilgai dar taip tyčiosies iš sunkios negalės žmogaus? Taigi, žmogus yra sunkios negalios, bet jis niekam nerūpi. Šeimos gydytoja taip pat prisideda taip pat prie Karlono nusikalstamų veikų. Šeimos gydytoja neduoda pažymos, kokiom Eugenijus serga, kad aš negalėčiau sutvarkyti kortelės banke, negalėčiau sutvarkyti sodroje dokumentų, kad Eugenijų pervestų pinigus į kortelę. Taigi, tikrai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad šeimos gydytoja taip pat prisideda irgi prie nusikalstamų veikų.